Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną mes turėsime spalio mėnesio prognozę. Ir prieš pradedant, kaip visada, noriu priminti, kad mano prognozes reikėtų žiūrėti pagal Saulės poziciją, Mėnulio poziciją ir ascendento poziciją. Daugiau informacijos apie tai rasite aprašyme po šiuo vaizdo įrašu. Taipogi noriu priminti, kad kanale jau yra patalpintos 2 prognozės 2025 metams. Tai yra, kokie pokyčiai laukia jūsų kinų zodiako ženklui bei įprastiems zodiako ženklams. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti. Na ir greitų metu jau išeis prognozės detalios atskiros kiekvienam zodiako ženklui nuo sausio iki gruodžio mėnesio. Aptarsime jūsų kiekvieną mėnesį. Tai jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, raginu tai padaryti, kad nepraleistumėte naujų prognozių. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų grįžtamojo ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašų su tais, kam ši prognozė būtų svarbi. Tai kviečiu pasidaryti kavos ar arbatos, įsitaisyti patogiai ir kartu su manimi pasižiūrėti, kas jūsų laukia spalio mėnesį. Šauliai, pažiūrėkime, kas laukia jūsų spalio pirmąją savaitę. Pagrindinis įvykis šauliams spalio pirmąją savaitę. Pagrindinis įvykis šauliams spalio antrąją savaitę. Pagrindinis įvykis šauliams spalio trečiąją savaitę. Pagrindinis įvykis šauliams spalio ketvirtąją savaitę. Bei vienas patarimas šauliams spalio mėnesiui. Ką visata nori pasakyti šauliams apie jų spalio mėnesį. Na kągi šauliai, pažiūrėkime jūsų pirmąją savaitę. Pirmąją savaitę jums iškrito lazdų 10, didžiulio darbe krūvio korta arba apskritai gyvenime prisėmėt per daug darbų, gali būti tiek fizinis krūvis, darbe, sakykime, sunkumus kelti kažkokius arba tiesiog didžiulis užimtumas. Pagal šią kortą visada vienas ir tas pats patarimas, kuriuos darbus įmanoma, mažiau atsakingus, tai stenkitės dedikuoti ar savo šeimos nariams ar kitiems kolegoms, nes jūs elementariai perdegsite ir nieko gero iš to nebus. Po to sutriks sveikata, o mums to nereikia. Taip, mes norim išlikti sveiki. Ir va šitas jūsų užimtumas kažkaip bus susijęs su šia pora. Tai iškrito monetų dama ir lazdų karalius. Lazdų karalius, ugnies ženklo vyrukas. Jeigu jūs esate šaulys vyrukas, tai būsite jūs. Kitu atveju tai gali būti kažkoks kitas vyrukas ugnies ženklo, tai yra šaulys avinas arba liūtas. Na ir čia mes turime žemės ženklo moterį, tai yra mergelė jautis arba ožiaragis. Tai va šitas užkrovimas kažkaip bus susijęs su šiais dviem žmonėm. Galbūt tai yra jūsų tėtis ir mama, galbūt tai esate jūsų savo antrąją pusę. Nebūtinai turi atitikti zodiako ženklai, bet tiesiog vyras labiau yra tokioj fiziniai judėjimo energetikoj, o moteris yra tokioj energetikoj, kurie rūpinasi namais, šeima, santykiais, taip, išklauso, pagodžia, pamaitina. Na, vat tokia energetika būtent šios poros ir vat kažkokiu būdu šitie darbai bus susiję su šita pora pirmąją savaitę. Bet kaip jau ir sakiau, jeigu įmanoma, tai vat antrai pusiai galite dedikuoti dalį darbų, taip, nes pas jūs yra per didelis jų kiekis.
Antrąją savaitę toks jausmas, kad meilės tema vis tiek tęsiasi, nes jums iškrito taurių riteris. Riteris atsakingas už situacijos įsibėgėjimą, pagreičio įgyjimą, o taurės atsakingos būtent už jausmus, santykius, taip, emocijas, viską, kas susijęs su jausmais, emocijom. Tai vat būtent romantinė tokia atmosfera, malonus laikas su savo antrąja puse, jeigu tokios neturite, gali pas jūs pasibelsti į duris, taip, pakviesti į pasimatymą, gali užsimegzti romanas, taip. Arba maloni žinia gali ateiti pas jūs. Kažkas jūs pradžiugins, taip. Ir taipogi mes turime dar vieną emocijų kortą, taurių šešetą. Taurių šešetas yra praeities kortas, viskas, kas susiję su praeitimi, su nostalgija, su vaikyste, su ryšiais iš praeities. Tai vat šita žinia gali ateiti iš žmogaus, kurį jūs senai pažįstate, bet jau nebendravote kurį laiką, taip. Gali, pavyzdžiui, pakviesti į pasimatymą, jūs netikėtai susitinkate, pamatote viens kitą ir žmogus sako, einame išgerti kavos, taip. Jeigu jūs esate vyrukas, tai pas jūs gali būti tokia situacija, kad pamatote savo kažkokią tai pažįstamą iš praeities ir irgi pakviečiate, taip. Arba puikus laikas, kūrybiniai projektai irgi gali įsibėgėti, o šita korta gali rodyti ir kažkokias tai dovanas, mainus. Galite kažką tais gauti malonaus, kad ir mažą menką dovanėlę netikėtą, taip. Na ir mes čia turime lazdų dvejetą, analizės kortą, pasirinkimų kortą, rinktis tarp dviejų variantų, ar būti ar nebūti. Tai pavyzdžiui, atkeliauja pas jūs toksai pasiūlymas, taip, ir jūs mąstote, ar jums grįžti atgal į tos santykius, priimti kvietimą ar kavos arbatos, taip, ar nepriimti. Na, tokia situacija gali pas jūs būti. Arba, pavyzdžiui, gali būti žmogus iš praeities, jums padės išanalizuoti jūsų tuos variantus. Na, pavyzdžiui, planuojate kelionę, nežinote, į kur geriau keliauti, kokią dieną pasirinkti tam, ar kokį baldą nusipirkti, kuris geresnis, ar kokią buitinę techniką. Ir pavyzdžiui, žmogus iš praeities jums padeda atlikti tą analizę, taip. Nes šita korta tokia analizės korta. Arba būtent ta jūsų analizė ir bus susijusi su šitais romantiniais santykiais. Trečiąją savaitę jums iškrenta monetų tūzas, puikių finansinių pradžių korta, viskas, kas susiję su finansais, sveikata. Tai jeigu turite kažkokių idėjų, kaip pagerinti savo sveikatą, tai puikia proga pradėti. Jeigu turite idėjų, kaip karjerą pagerinti, taip, žodžiu, gali būti naujas darbo pasiūlymas, kažkokios investicijos, naujo verslo atidarimas. Studijos, jūs nusprendžiate studijuoti, įgyti aukštesnį laipsnį, kvalifikaciją, taip, eiti kažkur į, pavyzdžiui, kad ir neapmokamą praktiką. Na, viskas, kas susijęs su tokiais dalykais, taip, sėkminga korta šitiem dalykam. Ir prie to jums iškrenta vėlgi du asmenys, vyras ir moteris. Kaip mes čia turėjome moterį vyrą, taip ir čia turime moterį vyrą. Tik jau šiuo atveju jie abu tos pačios stichijos čia mum iškrito. Kardai ir kardai, kardų dama, kardų karalius. Tai jie irgi kažkaip prisidės prie jūsų šito projekto. Tai gali būti, kad jūs kartu su savo antrąja puse sugalvosite tą idėją ir imsitės tos idėjos, taip. Kartu išvyksite studijuoti, kartu investuosite kažkur, kartu nuspręsite verslą atsidaryti. Ir šie abu žmonės, na, pavyzdžiui, jeigu tai ne jūsų tėvai, ne jūsų antroji pusė, tai jie kažkaip kitaip gali būti prisidėję prie šio projekto, taip, gali būti jūsų mokytojai, jūsų dėstytojai, kadangi kardai atsakingi už mokslą, už žinias, už komunikaciją, rašytinę, sakytinę, tai būtent jie gali būti puikūs mokytojai jūsų šitame kelyje, taip. Arba žmonės dirbantys su popieriais, su kontraktais, sutartimis, teisininkai, taip, vertėjai, na, kiti tokių profesijų atstovai, kuriems galės padėti būtent
šiame naujame etape gyvenimo. Na ir paskutinioji savaitė pas jūs netgi su 2 didžiaisiais arkanais, tai reiškia savaitė bus svarbi. Tik norėčiau pradėti nuo pirmosios kortos, taurių ketvertas, apatijos korta, depresiškos nuotaikos, galbūt jūs ant kažko pikti, galbūt nesinori nieko daryti, tik gulėti. Tik problema, kad jūs galite pražiopsoti šansą, nes jum taurių tūzas duoda šansą, o vyrukas jo nemato, jisai nusisukęs miega atsipalaidavęs, taip. Tai jūsų situacijoje labai svarbu paskutinėje savaitę atkreipti dėmesį, kur jum visata, Dievas, nesvarbu, kuo tikite, kur jum ateina tie šansai. Nepražiopsokite jų, jeigu jūs tik matote kažkokį šansą, būtinai surizikuokite, ne šiaip sau tas šansas pas jūs atėjo, nes pas jūs iškrenta sėkmės ratas, fortūnos ratas, tai reiškia, jeigu jūs pasinaudosite to šansu, viskas susiklostys labai sėkmingai ir netikėtai iš to dugno jūs galite pakilti į patį viršų. Ir taipogi jums dar iškrito ir stiprybės korta, tai reiškia, jūs turėsite pakankamai stiprybės susitvarkyti su tuo nauju iššūkiu ar su tuo nauju pasiūlymu, ką jums likimas siunčia, tai būtinai juo pasinaudokite. Ir taipogi šita korta yra valdoma liūto, o liūtai pas mus kokie yra, jie valdomi saulės, tai reiškia, jie yra matomi, šarmingi, na tai reiškia, jums pavyks sutvardyti kiekvieną liūtą, kiekvieną vilką mes čia matome, taip gražiai pavaizduota. Jums pavyks praeiti per visus išbandymus, jeigu jūs tik pasinaudosite tuo šansu. Tai nepražiopsokite to šanso, būtinai pasižiūrėkite dar ir pakartotinai spalio mėnesį šią prognozę, kad pasiruoštumėte prieš tą paskutinėje savaitę ir jums mėnesio patarimas irgi labai susijęs, manau, su tą paskutinėje savaitę. Iškrito bokštas, vėlgi didysis arkanas. Ir bokštas yra, netikėtumai į mūsų gyvenimą, kurie ateina, tokie fiziniai netikėtumai ir kurie gali pakeisti jūsų gyvenimą, visiškai apversti aukštyn kojom, būtent kaip ir sėkmės ratas, taip. Ir čia ir parašyta, kad pasiruoškite, netrukus viskas, jūsų gyvenime sujudės, taip, apsivers netikėtai. Bokštas vis dėlto rodo, kad pamatai griūna, reiškia, tie pamatai nebuvo tvirti, kažkas buvo nekokybiška tame bokšte, taip. Bet jūs galite vis dėlto pastatyti viską iš pradžių ir efektyviau negu buvo pastatyta iki toliai, taip. Tai pasinaudokite to šansų ir jūs pamatysite, kaip netikėtai viskas pasikeis į jums sėkmingesnę pusę. Tai to aš jums, šauliai, ir linkiu didžiulės sėkmės spalio mėnesį, o mes su jumis susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate, ate.